Labas vakaras. Štai ir sulaukėme trumposios darbo savaitės pabaigos. Šiandien penktadienis, kabelinė televizija AVA kviečia pasižiūrėti parengtą informaciją. Drąsiaus Kedžiaus bendražygiai aiškinasi Jonavos teisme. Drąsiaus Kedžio bendražygis aiškinasi Jonavos teisme. Už nepagarbą teismui ir trukdymą teisėjų atlikti savo pareigas Andrėjui Lobovui gresia laisvės atėmimas iki 2 metų. Į teisiamųjų suolą Andrėjų Lobovą atvedė bandymas auklėti Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininką Vitalijų Kondratjevą. Nepatenkinti 2011 m. gruodžio 16 dienos Kondratjevo nutarintimi grąžinti mergaitę jos motinai Laimutei Stankūnaitei, Lobovas su bendražygiais pernai sausio 19 dieną surengė piketą prie Kėdainių rajono apylinkės teismo. Keli su plakatais atvykę asmenys kurį laiką pastovėjo tuščioje gatvėje, vėliau nusprendė savo akciją perkelti į patį teismą. Lobovas su keliais bendražygiais nutarė aplankyti Kondratjevą ir jam įteikti Venckienės knygą. Ketvirtadienį jo baudžiamąją bylą pradėjo nagrinėti Jonavos rajono apylinkės teismas. Metus laiko aš buvau prie būtent Kėdainių teismo, būtent nuvežėm teisėjų Kondratjevui knygą Neringos Venckienės paskaityti, būtent dėl to, kad aš buvau labai suabejojęs jo priiminėjamų sprendimų prieš teismą. Baudžiamasis kodeksas man tai leidžia padaryti, kadangi aš galiu teisėjui atvežti informaciją, kurią aš manau, kad jis jos neturi, jis neturi prieimo prie baudžiamosios bylos ir paprasčiausiai priiminėti tokį kvailą sprendimą, atiduoti įtariamąjį, atiduoti auką. Tai yra vienas baisiausių aš ne teisininkas, bet mano požiūriu tai buvo vienas baisiausių sprendimų Lietuvos teismų sistemoje. Žodžiu, esi Venckienės šalininkas? Aš nesu Venckienės šalininkas, aš esu šalininkas. Aš atstovauju, nes man dabar to vaiko nėra. Man iš tikrųjų labai sunku yra kalbėti, nes... Sprendimais nusivylęs ir Vytenis Aleksandraitis, taipogi vadinantis save Drąsiaus Kedžio bendražygiu. Kai vaikas išnešamas kojomis į priekį, kai vaikas yra ne asmenybė, o nuosavybė, kaip daiktas. Ir aš nesuprantu, nesigilinu dabar, ar ten buvo ta pedofilija, ar nebuvo. Nugi melo detektoriaus dabar neprikišė prie lavono, nors mokslas galbūt ir sugebės šitai ištirti. Vis tik tai Masaro Emoto atradimas homeopato. Pasak Vytenio Aleksandraičio, humanistinės pedagogikos principai šiais laikais paminti. Tai paminta, yra 2 pedagogikos. Reiškia autoritarinė pedagogika. Tai ir sistema dabar, tai yra autoritarinė sistema. Felikso Edmundovičiaus Dzeržinskio.